Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ir vėl pūkuotukas. Tai va, tai ką tik praūžė Pro lygos trečiasis etapas. Tai kol kas tai yra prasčiausias mano etapas. Deja, nesisekė pirmųjų, labai iš tikrųjų nesusidraugavau su trasa. Trasa buvo sudėtinga ir tiesiog kalne kažkaip nesigavo važiuoti, paskui supratom, kad redukcija netinka, pasikeitėm redukciją ir tiesiog nebeišvažiavom taip, kaip iš tikrųjų reikėtų. Ir išvažiavom į kvalifikaciją, realiai taip iki galo nepasiruošę, tai pirmų važiavimų išskridau iš trasos truputėlį, nu ne truputėlį, gal būkim bėdni, bet teisingai skridau, o antrų, nesuprantu kas, bet kažkas atsitiko ant kalno, tiesiog važiuojant gazu užgiso mašiną. Tai toks ir pats kaltas ir gal technika tiesiog pavedė. Ieškosim kur bėdos ir sugrįšim stipresni. Ačiū Jums! Žodžiu, Rygos sezono pradžios, pavadinkim, nesėkmės vis dar mane kina kamuoja nuo pat pradžių. Nu ir dienelė, šiandien sakyčiau, kad Rygoje buvo sezono pradžių sunkiau, bet manau, kad gal netgi šiandien buvo čia. Taip sunku man ir fiziškai, ir psichologiškai, trasa visiškai nepažįstama, mašina griuvo, gedo, atrodo kaip užburta. Atrodo, viskas turi atsitikti vieną dieną. Na, yra kaip yra, remontavom, tvarkėm, to pasiekoje turėjome galbūt, jeigu gerai atsimenu, 4 treniruočių važiavimus. Dar tiek mažai treniruočių važiavimų niekada nesu turėjęs. Tai tada išvažiavom į kvalifikaciją. Kvalifikacijoje turėjau 2 važiavimus, kuriuos pavyko ten suvažiuoti, šiaip ne taip, ir tų taškų lyg susirinkau. Tai taip atrodo, kaip ir
pasijaučiau, kad visai jau impruvinu, jau pradedu pagauti tą trasą. Na ir tada buvo labai ilga pertrauka, kaip visada, mano pora buvo prieš paskutinę, susitikom su Latviu, reiškiasi Pontiaku, važiuoja 6. vietoje, jisai buvo kvalifikacijoje bičas, gerai važiavo, gerą lydą padarė. Nu ir tiesiog Čeise labai norėjau arti būti, norėjau paspausti, paspaudžiau stabdį, kad neperspaust ir mašinas tiesino. Vis dar taip kažkaip pykstu ant savęs, kad taip atsitiko ir vėl ir nežinau ką daryti, kad reikia galbūt daugiau biškį treniruočių su tą mašiną, galbūt dar labiau ją pažinti. Kaip mums sakėm, tikrai pasidarysim daugiau treniruočių, kažkur pasigazuosim, pasitreniruosim ir galbūt dar geriau susireguliuosim mašiną ir manau viskas bus gerai. Tai va, tai tiek iš manęs šiandieną. Top 32 barjeras vis dar yra man neperkandama misija, nors tai neturėtų tai būti. Bet nu, tikrai tikiuosi, kad kažkaip dar įsirutuliosiu šitą mašinytę biškiai aukščiau. Būtų smagu dar šiais metais kažkur kažką iššaut kokio šampano. Tai va, o žiūrim, stebim toliau, Aurimas Lekina. Šiandien jau bus kažkas irgi. Tai palaikom jį, palaikom mus, stebim, važiuojam. Iki. Šis etapas irgi pasibaigė ganėtinai sėkmingai, nors turėjome ir nesklandumų su mašina, finalinius važiavimus važiavom tik ant kokių 7 ar netgi 6 cilindrų, variklis nepilnai dirbo, vidutinio apsukų tai neišnaudojom viso paverio, bet šitoj trasui nelabai jo reikėjo. Tai buvo pamastymas, ar iš viso važiuoti, ar taupyti variklį, kad nesupoškinti ir tęsti visą sezoną toliau, bet dėl šou žiūrovų pasistengėm ir aišku tų taškų, kuriuos renkam ir stengiamės, važiavom toliau. Tuo pasekoje laimėjom 1. vietą, atidavėm visą save, džiaugiamės, ką turim. Taigi ačiū visiems, kas palaikot, sekat mus ir iki susitikimų kitose varžybose.